Liaudės išmintis byloja, kad jeigu gegužės viduryje ežero ledas išlaiko arklį, pavasaris bus vėlyvas. Supratau. Sibiro liaudės. Nežinau, kieno išmintis šiauriečių, gal norvegų labiau. Kamčiatko. Tu sako, visuose įmonėse dirbantis technikos skyriaus darbuotojai yra žiauriai tingus. Ir jie, kai važiuoja į darbą, pavyzdžiui, autobusu, jie tingi važiuoti su savo mašina, jie važiuoja su autobusu. Ir kai reikia išlipti stotelį, jie patys tingi net atsikelt ir stengiasi, keldamėsi, išnaudoti stabdymo inercijos jėgą. Čia irgi buvo tas, kur, žinai, iš lempos. Daktarė, mano geltoni dantis labai, kaip matot. Ką daryt, gal patarsit ką nors? Viskas paprasta, tiesiog nešiokite rudą kaklaraištį. Kalbasi mergina su vaikinu, neseniai susipažinę, paskambina mergina vaikinui ryte, tas darbė sėdi. Sako, labas, sako, dieve, sako, wow, sako, tu atsimeni praeitą naktį, sako, aš kai atsimenu, sako, man neįtikėtina, man skrusdeliukai ir dabar per odą bėgioja. Vyras sako, sako, man irgi 4 sugavau šįryt. Gamta. Kai jų žvilgsniai susitiko pirmą kartą, Donatas nuoširdžiai suglumo. Nesuprasi, ar dėl to, kad iš pirmo žvilgsnio įsimylėjo, ar dėl to, kad jį tuo metu užklupo krūmuose. Laisvosios rinkos tyrimo institutas nustatė, kad norint padidinti kažkieno minimumą, reikia sumažinti kažkieno maksimumą. Wow, logiška. Na ir aš dar vieną turiu paskutinį pabaigai tokį. Medicinos studentė atsakinėja, reiškia, per egzamino pastatytas skeletas, jame reikia parodyti, kurioje vietoje kokios kūno dalis buvo. Sakau, čia buvo širdis, taip, teisingai, čia plaučiai buvo, teisingai, čia kepenis, taip, čia skrandis jo, inkstai, o va čia, dėstytoja buvo, tas daikčiukas. Ne, sako profesorius, ne visai taip, tas daikčiukas čia nebuvo, o būdavo, čia moters skeletas.